redzēsim Gēlerta kalnu. Un pāri Donavai ir tilti. Un katrs no šiem tiltiem ir ar savu vēsturi. Pāri Elizabete, kas ir nosaukts Elizabete. Un tas, ko jūs redzat priekšā, tas ir Ķēžu tilts. Te tiltā, te ir tas jį pastatė, o mes per Dunojų važiuosim per Elžbietos tiltą, kuris yra pavadintas Habsburgų Elizabetės Sisi vardu. Ir dabar pasukit, aš nežinau, sukit galvas atgal, kai būsim ant tilto, kad pamatytumėt kairėje pusėje Karaliaus pilis, o dešinėje pusėje pamatysim Gėlerto kalną. O jeigu žiūrėsit į priekį, į kairę pusę, tai pamatysit parlamento rūmus, kurie irgi labai gražiai. Tada braucot pāri tiltam, skatāties pa kreisi pāri un redzēsiet parlamenta ēku, kas ir unikāla, ļoti skaista. Grūti viņu no šejienes būs redzēt, bet tomēr drusciņi saskatīsim. Un pāri tiltam tad mēs pārbraucam jau uz Peštas pusi. Pa naktiem pa Donavu braukā kuģīši ar apskats tieši naktsnī. Tagad mēs dodamies pāri tiltam. Priekšā. Tur ir tādi tornīši augšā. Tā ir Karaļa pils. Kairēji pusē, jeigu tiesiai važiutumėt, matote, ten tokie bokštai, kaip yra į priekį. Tai ir yra Karaliaus rūmai. Tikrai atrodo kaip pasakoja.